Tai hei kavai, mano kosminiai kačiukai, su jumis Retan ir šiandien aš noriu nufilmuoti mano top 10 mylimiausių LPS ir man kažkas parašė į Skype'ą. Tai pastebėjote, kad aš filmuoju su kitu LPS dabar, nes aš nenorėjau šiandien kažkaip filmuoti su perdažytu LPS arba LPS, kuris yra tame tope. Gerai, pradėkime. 10 vietų pas mane tokia meška maždaug. Aš ją turėjau mainyti, jinai turėjo būti mano trade liste, tipo kažkas tokio, nes aš keldavau į FB fotkės LPS, kuris mainau, ir maždaug jinai buvo nudažyta tam, kad išmainyti. Bet jinai patiko labai mano mamai, tai aš nusprendžiau jos nemainyti. 9 vietoj tai šita Chihuahua Trace iš School Wars, tai jo. Aš nežinau, ką apie pasakyti, aš tiesiog mėgstu tos vislis šūdnis, nebiški purvina, bet jo. Aš ją treidinau su LPS Unicorn Tiffany. Taip, kaip ir dar kelis LPS treidinau ir jinai man žiauriai patinka, jinai mela ir aš daug neturiu ką pasakyti. Tai 8 vietoj yra šitas LPS-as, mano kostiumas, kurį aš žiauriai myliu. Nežinau, kodėl man tai patinka, man patinka spalvos, man patinka sparnai, man patinka ragas, dieve. Man viskas jame patinka. Tai čia yra alikornas, ar kaip ten. Aš ten su tais poniais vienaragis taip toliau nelabai įkertu. Tai jeigu ką netai pasakiau, tai pataisykit. 7 vietų šitas LPS, tai yra Trace. Man jinai labai patinka, palimaninė mela. Pasiaplys akis, nes aš irgi mainiau savo LPS Unicorn Tiffany ir pas ją buvo iš kartą nudažytas akis, jinai nudažė jį. Tai 6 vietą užima šitas LPS, aš ją mainiau su LPS lietuviškai filmukai. Ir man patinka bigliai, man iš vis jinai patinka ir man atrodo miela. 5 vietą šitas LPS, šitas kolis, aš jį mainiau su kažkokia mergaitė Facebook'e. Taip. Tas mergaitė pasivadinus Nora Facebook'e ir aš su ją mainiau 2 LPS'us. 4 vietą užima šitas LPS, kurį aš irgi mainiau su Facebook'e ir dabar aš bijau neprisiminti to žmogaus vardą, nes aš labai treidinaus daug. Neprisiminsiu tikriausiai. Tai jo, sorry. Tai va, man šitas LPS žiauriai patinka, jis čia biški rūžovas, bet tai no one cares. Ir man šis tas spalvos LPS žiauriai patinka, aš vis mėgstu kolius. Ir man jis tiesiog patinka ir ką pasakyti, patinka ir patinka. Keista, kad 3 vietą topį užima Britinė, nors jinai yra labai žiauri seriale, bet jinai man patinka, bet nors nei kokią serialę jinai nebūtų žiūrkę, atsiprašant, bet jinai man patinka, man jos spalva patinka, man iš visą patinka. Tai jo, ir aš daugiau neturiu ką pasakyti, kai aš ją gavau, jinai buvo pats mano mylimiausias LPS kažkada, bet vat, dar nenusirito, kol kas 3 vietoj. Toliau šitas LPS čia yra Dylanas iš School Wars, jo, beveik visi iš School Wars pas mane tame tope, nes aš ten ir dažniausiai ir naudoju savo mylimiausias LPS visus tame seriale. Aš irgi mainiau su Nora ir aš žiauriai laukiau, kol jis ateis. Jūs neįsivaizduojat. Kai atėjo paštininkė ir atnešė pagaliau tą siuntinę, aš ant jos išbėgus iš namų užsimečiau tiesiog. Nes aš ją laukiau kokias 4 dienas ir jūs neįsivaizduojat, ant kiek pragariškos tos 4 dienos man buvo. Aš laukiau, nesulaukiau ir dasilaukiau. Jo. Tai jo. Ir man tas LPS visą patikdavo, man ta forma LPS-ų patinka, gal čia ir nemylimiausia spalva šitų būtent LPS-ų man, bet aš tiesiog dievinu šitos LPS-us ir man jie, tarkim, į bernus geriausiai eina, jie gražu žiūri man. Dieve mano, aš dabar labai tipo visus nustebinau, eik tu saurėt ant 1 vietoj, blemba, jo. Ne, pas visus mylimiausias LPS, tas kanalo veidas yra mylimiausias, pas mane tai yra neišimtis. Mano mylimiausias LPS buvo ir bus Retan. Nežinau ko, gal dėl to, kad aš ją pati perdažiau, pati sugalvojau ir jinai man tikrai labai patinka. Jo, ir kiek aš su ją išgyvenau,
jeigu nekalbant apie tai, kad čia Natarė ten, kurią jūs matėte ankstesnėse, o dieve, gerai, senesnė, čia Natarė ten, karoč, kurią jūs matėte senose video. Senarė ten sulūžo, pas ją sulūžo velniam visas kaklas ir jeigu aš rasiu nuotrauką, aš jas statysiu būtinai, kaip jinai atrodo. Ir šitą piesą man netyvai ištreidino mano gera draugė mokykloje. Ir jo, ir tuo metu jinai mane galbūt net sakyčiau išgelbėjo, nes aš nežinau kaip aš tęsčiau kanalą be Retan. Galbūt iš vis netęsčiau, nu tarkim. Ir nors čia jau ne ta Retan, kuri buvo, bet jinai man vis tiek patinka, nes čia, bet aš vis dar galvoju apie šitą Retan, kaip ir apie tą seną ir kad čia ta pati būtent Retan. Jo, aš labai prie jos prisirišus, aš esu nuo 4 klasės. Tai va, tikiuosi, kad tas video nebuvo labai ilgas, bet nes aš labai daug užsikalbėjau. Tai jo, čia buvo tiek, tikiuosi, kad jums patiko šis video. Tai jo, bye mano kosminiai kačiukai. Sveiki, tikiuosi, kad jums patiko šis video ir jūs paspausite like. Nepamirškite pakomentuoti ir dalintis. Taip pat, jeigu jums patiko, nepamirškite paprenumeruoti, kad nepraleisti naujų video. Su jumis buvo Retan, čiao mano kosminiai kačiukai.